Šiandieną mes skaitysime iš knygos Apaštalų darbai, skyriaus 16, eilutės 6 iki 40. Pavadinsime šitą skyrių Šventosios dvasios vedimas ir išbandymai. Jie keliavo per Frigijos ir Galatijos kraštus, nes šventoji dvasia jiems uždraudė skelbti žodį Azijoje. Atvykę į misiją, jie bandė patekti į Bitiniją, bet Jėzaus dvasia jiems neleido. Aplenkę misiją, jie nuėjo į Troadą. Naktį Pauliui pasirodė regėjimas. Stovėjo vyras iš Makedonijos ir maldavo jį sakydamas: "Ateik į Makedoniją ir padėk mums." Pamatęs tą apreiškimą, mes tuoj pat ėmėmės keliauti į Makedoniją, nusprendę, kad Dievas mus pašaukė skelbti jiems evangeliją. Taigi, išplaukę iš Troados, plaukėme tiesiai į Samotrakę, o kitą dieną į Neapolį, iš ten į Filipus, kuris yra svarbiausias Makedonijos srities miestas, romėnų kolonija. Ir mes praleidome keletą dienų šiame mieste. O sabato dieną išėjome už vartų prie upės kranto, kur manėme rasti maldos vietą. Ten atsisėdome ir pradėjome kalbėti susirinkusioms moterims. Mūsų klausėsi moteris vardu Lidija. Ji buvo purpurinių audinių pardavėja iš Tiatijos miesto ir Dievo garbintoja. Viešpats atvėrė jos širdį, kad ji priimtų tai, ką sakė Paulius. Kai ji ir jo šeima buvo pakrikštyti, ji ragino mus, sakydama: "Jei manote, kad esu ištikima viešpačiui, užeikite į mano namus ir apsistokite." Ir ji mus įtikino. Taip atsitiko, kad kai ėjome į maldos vietą, sutikome vergę, turinčią burtų dvasią, kuri savo šeimininkams nešė didelį pelną iš burtų. Ji sekė paskui Paulių ir mus ir nuolat šaukė: "Šitie vyrai yra aukščiausio Dievo tarnai, kurie jums skelbia išgelbėjimo kelią." Ji tai darė daugelį dienų, bet Paulius labai susierzinęs atsisuko ir tarė dvasiai: "Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau išeiti iš jos." Ir dvasia tą pačią akimirką išėjo. Bet kai jo šeimininkai pamatė, kad jų viltis gauti pelno staiga išnyko, jie sugriebė Paulių ir Silą ir nutempė juos į turgaus aikštę prieš valdžios atstovus. Ir kai juos atvedė pas vyriausius magistratus, tarė: "Šitie vyrai, būdami žydai, kelia neramumus mūsų mieste ir skelbia papročius, kurių mums neleidžiama priimti ar laikytis, nes mes esame romėnai." Minia prisijungė prie puolimo prieš juos, o vyriausiai pareigūnai nuplėšė nuo jų drabužius ir įsakė juos mušti rykštėmis. Kai juos smarkiai sumušė, įmetė juos į kalėjimą, įsakydami kalėjimo prižiūrėtojui juos saugiai saugoti, o jis gavęs tokį įsakymą įmetė juos į vidinį kalėjimą ir prirakino jų kojas prie kaladžių. Maždaug vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui šlovės giesmes, o kaliniai jų klausėsi. Ir staiga kilo didelis žemės drebėjimas, taip, kad kalėjimo pamatai sudrebėjo ir tuoj pat visos durys atsivėrė ir visų grandinės atsilaisvino. Kai kalėjimo prižiūrėtojas pabudo ir pamatė, kad kalėjimo durys atidarytos, jis išsitraukė savo kardą ir ketino nusižudyti, manydamas, kad kaliniai pabėgo. Bet Paulius garsiai sušuko: "Nesižalok savęs, nes mes visi čia esame." Ir kalėjimo prižiūrėtojas paprašė žibintų, įbėgo vidun ir, drebėdamas iš baimės, parpuolė prieš Paulių ir Silą. Ir išvedęs juos į lauką tarė: "Ponai, ką man daryti, kad būčiau išgelbėtas?" Jie atsakė: "Tikėk viešpačiu Jėzumi ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai."
ir jie skelbė jam Dievo žodį kartu su visais, kurie buvo jų namuose. Jis paėmė juos tą pačią naktį ir nuplovė jų žaizdas, ir tuoj pat buvo pakrikštytas jis ir visi jo šeimos nariai. Jis juos paėmė į savo namus, padėjo jiems valgyti ir labai džiaugėsi, nes tapo Dievo tikinčiuoju kartu su visa savo šeima. Prasidėjus dienai, vyriausieji pareigūnai pasiuntė savo tarnautojus sakydami: išleiskite tuos vyrus. Kalėjimo prižiūrėtojas perdavė šiuos žodžius Pauliui, sakydamas: vyriausieji pareigūnai atsiuntė žinią, kad jūs esate paleidžiami. Taigi išeikite dabar ir eikite ramybėje. Bet Paulius jiems tarė: po to, kai mus, romėnus, viešai mušė be teismo proceso, jie įmetė mus į kalėjimą, o dabar jie mus paleidžia slapta? Ne, tikrai ne, priešingai, tegul jie patys ateina ir mus išveda. Pareigūnai perdavė šiuos žodžius vyriausiems pareigūnams. Ir jie išsigando išgirdę, kad jie yra romėnai, ir atėjo bei maldavo jų, o kai juos išvedė, ne kartą prašė jų palikti miestą. Jie išėjo iš kalėjimo ir įėjo į Lidijos namus, o pamatę brolius ir seseris, juos padrąsino ir išvyko. Apaštalų darbų 16 skyriuje nagrinėjame nuo 6 iki 40 eilutes. Iš pradžių tekstą, kurį perskaitėme, atrodo paprastas, bet jo tikrai neįmanoma arba sunku suprasti, nepažiūrėjus į žemėlapį. Paulius pradeda savo antrąją misijos kelionę. Jis išvyksta iš Sirijos, Antiochijos, keliauja per Kilikiją ir vėl aplanko bažnyčias iš savo pirmosios misijos. Per tokias sritis kaip Frigija ir Galatija. Vien tai jau yra ilga kelionė. 100 mylių, greičiausiai apie mėnesį ėjimo. Čia viskas tampa įdomu. Paulius nori vykti į Aziją, bet šventoji dvasia jam neleidžia. Tad jis nusprendžia vykti į šiaurę, į Bitiniją, bet vėlgi dvasia neleidžia. Šiuo metu jie keliauja be aiškios krypties. Jie nukeliauja didelius atstumus, eikvoja išteklius, susiduria su nežinomybe. Jie nuolat klausia, kur mums eiti, ką daryti, mes nežinom, taip? Ir čia mes išmokstame svarbų principą. Jei nepradėsi judėti, Dievas tavęs nenukreips. Jie bandė eiti įvairiomis kryptimis. Dievas uždarė kai kurias duris, bet atvėrė kitas. Kaip šviesoforai, čia sustok, ten eik. Bet nukreipimas atėjo jiems judant, o nestovint vietoje. Galiausiai jie atvyksta į Troadą, vienintelę likusią atvirą kryptį. Troasoje Paulius gauna apreiškimą. Vyras iš Makedonijos šaukia: ateikite ir padėkite mums. Bet net ir čia atkreipkite dėmesį į svarbų dalyką. Paulius nesiima veiksmų aklai. Susapnavo ir lekia. Jis tai aptaria su kitais. Jie kartu viską svarsto, jie daro išvadą, kad Dievas juos kviečia eiti tą kryptim. Dievo nurodymai ne visada yra aiškus arba tiesioginiai. Dažnai tai reikalauja pamąstymo, diskusijų, įžvalgumo, bandymo. Tai nėra Dievas man tiksliai pasakė, ką daryti. Vietoj to būna apreiškimas kažkokiu būdu, sapnais ar tai
pasivaidenimų kažkokių. Iškyla klausimas, diskusija ir išvada darome. Kelionė į Makedoniją. Jie išplaukė į Makedoniją ir atvyksta į Filipus, Romėnų koloniją. Čia yra kažkas keisto, čia nėra sinagogos. Norint įkurti sinagogą, reikėjo mažiausiai 10 žydų vyrų, o jų nebuvo ten pakankamai. Tai ką jie daro? Jie eina už miestų ribų prie upės, kur žmonės galėtų susirinkti melstis. Ir ten jie randa nedidelę moterų grupę. Nedidelę minią, nedidelį atgamimą, tik keletą moterų. Taigi Lidija tampa pirmoji atsivertėlė Europoje. Tarp jų yra Lidija verslininkė iš Tiatyros, prekiaujanti purpuriniais audiniais. Ji yra turtinga, protinga, siekianti dvasinio tobulumo. Tekste rašoma, viešpats atvėrė jos širdį. Ji klausosi, tiki, yra pakrikštyta kartu su savo šeima ir pakviečia juos į savo namus. Jos namai tampa Filipų bažnyčios pradžia. Netrukus jie susiduria su verge, turinčia burtų dvasią. Ji seka paskui juos šaukdama: šie vyrai yra aukščiausio Dievo tarnai. Jie skelbia apie vieną iš išgelbėjimo kelių. Tai skamba tiesa, bet yra sumaišyta su netikslumu. Aukščiausiasis Dievas pagoniškame kontekste gali reikšti įvairius dalykus. Vienas iš išgelbėjimo kelių nėra tas pats, kas vienintelis kelias. Tiesa sumaišyta su klaida vis tiek yra labai pavojinga. Paulius labai sudirgęs įsako dvasiai išeiti iš jos, Jėzaus Kristaus vardu. Ir jis iš karto išeina. Bet tai sukelia problemą. Mergaitės savininkai praranda pajamas. Todėl jie apkaltina Paulių ir Silą. Nesąžiningai, o politiškai. Šie vyrai trikdo mūsų miestą. Jie yra smarkiai sumušami ir įmesti į kalėjimą. Kalėjime jie yra mušami, jie yra surakinti grandinėmis, jie yra tamsoje. Ką jie daro? Jie meldžiasi, jie gieda himnus. Tada staiga žemės drebėjimas. Kalėjimo durys atsiveria, grandinės nukrenta, bet jie nepabėga. Kalėjimo prižiūrėtojas, manydamas, kad kaliniai pabėgo, ketina nusižudyti. Paulius jį sustabdo. Mes visi čia. Kalėjimo prižiūrėtojas klausia, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas. Paulius atsako, tikėk viešpačiu Jėzumi ir būsi išgelbėtas. Tada jie išsamiau paaiškina Evangeliją. Kalėjimo prižiūrėtojas nuplauna jų žaizdas, yra pakrikštytas, džiaugiasi su visa savo šeima. Kitą dieną valdžia nori tyliai paleisti Paulių ir Silą, bet Paulius atsisako. Kodėl? Nes jie yra Romos piliečiai, o juos sumušė neteisėtai. Jis priverčia pareigūnus viešai pripažinti savo klaidą. Tai apsaugo būsimą bažnyčią Filipuose. Na, galutinis vaizdas. Jie išeina iš kalėjimo, bet pirmiausia nueina į Lidijos namus. Dabar ten yra bažnyčia, turtinga verslininkė, buvusi vergė, Romos kalėjimo prižiūrėtojas. Skirtingi gyvenimo keliai, viena evangelija. Pagrindinės pamokos. Dievas veda tuos, kurie žengia. Ne visos nuorodos yra aiškios, reikia įžvalgumo.
Evangelija plinta iš kuklių pradžių. Tiesa neturi būti maišoma su klaida. Kančia yra misijos dalis. Evangelija keičia visus visuomenės sluoksnius. Ir pagrindinė žinia – Dievas neduoda išsamaus žemėlapio. Jis duoda nurodymus palaipsniui. Ir kai jūs žengiate, jis veda.